Från Gediminas torn i Vilnius vajar åter den litauiska flaggan fritt i vårsolen. Litauen är det största av Baltikums 3 länder, både till yta och befolkning, och har alltid varit det. Under sin stormaktstid på 1300- och 1400-talet nådde det från Östersjön till Svarta havet. Landet är också det mest ursprungliga av Baltikums länder, trots århundraden av förtryck. Befolkningen består idag av 70% litauer och resten av polacker och ryssar. Och statsspråket är idag åter litauiska. Liksom i det övriga Baltikum flydde hundratusentals människor undan tysk och senare rysk ockupation under andra världskriget. Nu, när frihetens timma slagit, återvänder många immigranter hem. Vilnius flygplats sjuder av hemvändande och välkomstkommittéer. Neturiu žodžių, aš atvažiavau į Lietuvą po 48 metų. Iš Lietuvos išvažiavau būdamas 14 metų iš Kybartų. Ir dabar mano tėvukas, mano žmona, kuri irgi yra Lietuvoje gimusi, taip pat kartu su mumis yra čionais. Bet jūs lietuvių kalbos visai nepamiršot? Na, mes lietuviškai kalbame, savo vaikus mokinam kalbėti lietuviškai ir mūsų anūkė jau pradeda po truputį. Netgi anūkė? Anūkė, ja. O vaikai atvažiavo kartu? Na, ne, vaikai neatvažiavo, nes neleidžia sąlygos. Neleidžia dar sąlygos. Ir kaip jums atrodo Lietuva po tiek metų? Mes dabar tik tai 10 minučių, kaip čia Lietuvoje esate, tai negaliu daug pasakyti. Jums paties viso geriausių įspūdžių. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų Lietuva jums padarys gerą įspūdį. Aš manau, aš labai tikiu tuom. Ačiū labai. Gränserna mot väst öppnas och Litauen, det mest anonyma av Baltikums länder, vaknar ur en språklig Törnrosas sömn. Dr. Gražina Karpovene menar att man är illa förberedd för den nya situationen. Lietuva dabar labai maža valstybė. Ir kaip ir visos mažos valstybės, niekaip negali išsiversti vien savo gimtąją kalbą. Nesvarbu, kad ta kalba ir labai graži, sena, šimtmečiai saugota ir puoselėta. Mūsų geopolitinė padėtis, istoriškai susikloščiusios tradicijos, ekonominiai ir kultūriniai ryšiai lėmė tai, kad Lietuvoje visada daug buvo žmonių kalbančių užsienio kalbomis. Netgi tai sunkiaisiais, tarybiniais metais užsienio kalbos buvo viena iš būtinų disciplinų ir vidurinės mokyklos ir aukštosios mokyklos programuose. Bėda ta, kad netgi tas faktas, kad tai buvo privaloma disciplina, neprašnekina žmonių šitomis kalbomis. Dažnai baigę aukštąją mokyklą, žmonės nesugebėdavo net poros sakinių suregzta kalba, kurios jie mokėsi daugelį metų. Mes tai pajutom labai skausmingai po to, kai griuvo senosios buvusios Tarybų sąjungos sienos, kai Lietuva pasidarė prieinama pasauliai, o pasaulis atsivėrė mums. Daugybė žmonių pradėjo plūsti Lietuvą ir mes pajutom, kad mes galėtumėm labai daug iš jų išmokti ir mes galėtumėm labai daug žmonėm papasakoti apie tai, ką mes esam pasiekę, bet mes nebyliai, mes negalim kalbėti, mes nemokam pasakyti to, ką norėtumėm pasakyti. Labai dažnai reikia vertėjų. Vertėjų, tikrų kompetitingų vertėjų mes turim irgi labai mažai, galima ant 5 rankos pirštų suskaičiuoti. Bet vis dėlto aš galvoju, kad šitas didžiulis susidomėjimas kalbomis, šitas baisus bumas, kuris dabar atsirado pastaraisiais metais, padės mums nugalėti šitą barjerą ir mes įeisim į Europą ir į pasaulį kaip valstybė, galinti susikalbėti bet kurią pasaulio kalbą. Kanadensiska studenter på Vilnius universitet. Behovet av kontakter med omvärlden är stort i dagens Litauen.
Västerländskt inflytande och hjälp är välkommet, särskilt på språksidan som vi hörde. Friheten öppnar nya behov av kunskaper. Vilnius universitet är det äldsta i Baltikum och ett av de äldsta i norra Europa. Grundat år 1579 har det med vissa avbrott fungerat under århundradena. Under den storryska perioden på 1800-talet lades undervisningen här liksom i landets flesta övriga skolor ned. Språk och vetenskaplig utveckling avstannade. Idag blomstrar åter den språkliga fakulteten på universitetet. Livet går sin gilla gång i Vilnius vardagsliv. Professor Laima Katkovene funderar över vad som håller på att hända med det litauiska vardagsspråket. Kiekvieną rytą pasiėmusi laikraščius, labai susidomėjusi peržiūriu juos, ieškodama naujausių skolinių. Ypatingai domiuosi naujausiais skoliniais, kurie dar nėra užregistruoti mūsų tarptautinių žodžių žodyne. Žlugus geležiniai sienai, į lietuvių kalbą pradėjo verštis nesuskaitoma daugybė skolinių, ypatingai visų pirma anglų kilmės žodžiai. Dar kita priežastis būtų ta, kad aš esu anglų kalbos dėstytoja ir man labai yra daug lengviau mokyti studentus anglų kalbos, kai aš galiu padaryti tam tikras aliuzijas į kažkokį tai naują anglų kalbos skolinį ir paaiškinti studentams atitikmenis ar netitikmenis to reiškinio. Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad paskutiniu metu lietuviai labai sukurto ir baisiai daug lietuvių pradėjo studijuoti anglų kalbą. Tačiau bijau, kad, aišku, yra geriau vėliau negu niekad, tačiau man labai gaila, kad mūsų žmonės yra tokie pragmatiški ir nematė reikalo pradėti studijuoti anglų kalbą, tik tai dabar, kai atsirado tam tikra motyvacija, jie jau sukruto. Ir trečias dalykas būtų tas, kad aš manau, kad skoliniai praturtina lietuvių kalbą ir geriausias dalykas, aišku, būtų, jeigu mes galėtume sukramtyti, suvirškinti tuos skolinius ir padaryti juos mūsų kalbos savastimi. De äldsta husväggarna i Vilnius vittnar om tidigare språkinflytande. Anders Kröger berättar. Ir čia ant sienos jūs matot yra daug sluoksnių kalbų Vilniui. Čia netgi prancūzų kalba yra parašyti. Nors prancūziškai kalbančių tikrai buvo nedaug. Bet norėjau pasakyti, kad šitas lietuviškumas Vilniui yra gana naujas dalykas. Tai yra po karo padaryta. Vilnius är idag Litauens huvudstad med över 1,5 miljon invånare. Så har det inte alltid varit. Mellan första och andra världskriget var staden ockuperad av Polen. I dess ställe utropade man landets näst största stad, Kaunas, till huvudstad. I Kaunas finns många minnen från frihetstiden som inleddes 1918 och varade drygt 20 år. Genom staden löper Frihetsallén och i Pantheonparken står landets frihetsstaty som ett minne från en blomstrande epok i Litauens historia. Pantheonparken är uppbyggd av statyer och monument över nationella frihetskämpar och kulturbärare som från 1800-talet stridit för friheten och det fria språket. Litauen återfick sin huvudstad
Men lättnaden överskuggades snart av tragiska händelser. Tačiau Lietuva tuo metu kentė sopulį. Sostinė Vilnius ir dalis rytų Lietuvos buvo atplėšta nuo tautos, ją buvo užėmusi Lenkija. Ir sostinė grįžo Lietuvai tik tai 1939 metais, gerokai aplenkėjusi. Vilnius tai daugiatautis miestas, ypač prieš karą. Tada jame gyveno trečdalis, jo gyventojų buvo žydai, kuriuos po antrojo pasaulinio karo, kurių nebeliko. Vilnių vadina antrąją Jeruzalę, Europos žydų Jeruzalę. Åtskilliga litauer reagerade dubbelt på situationen. Många försökte gömma sina judiska landsmän. En del deltog i förföljelsen. Litauerna slets också under kriget mellan tysk och rysk ockupation. 1944 tog ryssarna definitivt hela landet. 300 000 människor deporterades till ryska fångläger. Man försökte metodiskt byta ut befolkningen mot ryssar. Sovjets idé var folkblandning. En ojämlik tvåspråkighet uppstod. Trots att Baltikum idag är fritt har rysk militär svårt att släppa greppet om sina forna provinser. Den ryska militärens närvaro märks överallt i vardagslivet. Dr. Gromadene sammanfattar. Tai turėjo įtakos ir kalbos gyvenime. Radosi daugiau kontaktų, kurie veikė kalbą. Ne visose srityse jau kalba lietuvių buvo vyraujanti tiek valdymo, tiek, pavyzdžiui, transporto ar ryšių informatikos srityse. Vis dažniau lietuvių kalbos vietą užimdavo rusų kalba. Vadinasi, nebuvo kuriami nauji terminai. Vadinasi, kalba užleido vietą kitai kalbai. Litauen har under lång tid haft många starka motståndsrörelser och som enträget kämpat för landets frihet. Barrikaderna framför regeringsbyggnaden är fullklistrade med hatiska slagord. Men också minnesmärken och foton av de människor som dödades under orons dagar 1991. De verkligt tragiska händelserna inträffade i januari när ryska specialförband intog TV-tornet och under sin framfart mejade ner och dödade 13 personer. Närmare 150 människor skadades. TV-sändningarna bröts. Vid tornet syns kors och porträtt av de omkomna. Från hela Litauen och även från utlandet vallfärdar människor hit för en stilla begrundan. Inte heller TV-huset skonades. Inkräktarna förstörde teknisk apparatur, fördrev personalen och tog över sändningarna. Programfolket höll vakt i den här redskapsvagnen som står kvar i protest mot det sovjetiska övervåldet. Virginia Jakutene ger en ögonvittnesskildring. Deja, iš televizijos darbuotojų niekas nenuėjo dirbti, taigi jie desperatiškai ėmė ieškoti savo bendradarbių kitur. Susirado keletą atvažiavėlių, keletą tokių užsilikusių partijos funkcionierių ir suorganizavo laidas. Aišku, tai, jau vien tai, ką jie šnekėjo, buvo Lietuvai visiškai svetima, o be to ir kaip jie kalbėjo savo laidose, taip pat turėjo be galo didelės įtakos. Dėl to, kad jie nekalbėjo taisyklinga lietuvių kalba. Tai buvo baisus kalbos žargonas su visiškai mums svetimu akcentu, visiškai svetimom idėjom, frazėm verstom iš partijos istorijos vadovėlių. Todėl klausydavom kartais tų programų, pasižiūrėdavom tų laidų, bet
tik tai tiek, kiek galėdavom po to pakomentuoti ir pasijuokti. Ir vis tik tai kalba televizijoje ir radijoje yra be galo svarbi tautos vienijimo ir tokio vieningumo kovos už laisvę priemonė. Ir aš manau, kad tuo metu tai, kad mes visi kalbėjom lietuviškai, kad mes buvom lietuviai, kad mes laikėmės vieningai ir ta mūsų lietuvių kalba, ji mums labai daug padėjo nepasiduoti, nenusileisti, laikytis drauge ir netikėti tuo, ką šneka žmonės, kurie šneka visiškai ne taip, kaip mes esame išmokę iš savo tėvų ir senelių. När Litauen förklarade sig oberoende i februari 1991 var Island det första land i världen att erkänna det som en självständig stat. Tacksamheten mot Island är stor i landet. Litauen är till största delen katolskt. Här har genom århundradena många religioner blandats, men den katolska kyrkan har dominerat och gör så än idag. Trots att landet är det sista i Europa som kristnades under 1400-talet är Litauen ett av de hängivnaste katolska länderna i världen. Särskilt den polska delen av Litauens befolkning djupt troende. Litauen har kallats för Jungfru Marias land, kristenhetens förpost i Östeuropa och korsens land. Under den sovjetiska ockupationen stängdes landets kyrkor och gjordes om till lagerlokaler och ateistmuseer. Men religionen vägrade att dö. Nu öppnas kyrkorna en efter en. Litauen är fortfarande ett jordbrukssamhälle, särskilt köttexporten har varit betydande. Detta gamla jordbruksland med sin unika historia har också en språktradition som är uråldrig. Litauiskan är faktiskt Europas ålderdomligaste språk. Iš visų gyvųjų indoeuropiečių kalbų lietuvių kalba yra pati archaiškiausia, geriausiai išlaikiusi pirminę būklę. Daugelis žodžių ir jų formų dabartinėje netgi lietuvių kalboje yra tariami taip pat, kaip juos tarė indoeuropiečių kalba kalbėję žmonės prieš 5000 metų ir daugiau. Apie tai garsus prancūzų kalbininkas Antoinas Meillet yra sakęs, kas nori sužinoti, kaip kalbėjo mūsų proseneliai, turi atvažiuoti ir paklausyti, kaip kalba lietuvis valstietis. Todėl lietuvių kalba domisi, ją studijuoja įvairių kraštų mokslininkai. Ji yra dėstoma ir tyriama daugelyje pasaulio universitetų, tarp jų ir Stokholmo universitete. Tas stebinantis tyrinėtojus lietuvių kalbos archaiškumas gali būti iš dalies paaiškintas jų periferinė vieta ir istorinėmis aplinkybėmis. Nuo 3 tūkstantmečio prieš Kristų, kai lietuvių protėviai įsikūrė prie Baltijos jūros, didelių miškų ir ežerų krašte, jie ilgą laiką gyveno nuošaly nuo didžiųjų tautų kraustymosi kelių, nuo kalbų mišimo procesų, kurie viduriniais amžiais pakeitė Europos veidą. Tik tai 5-6 amžiuje po Kristaus, prasidėjus
didžiajai slavų ekspansijai į šiaurę ir vakarus, daug baltų genčių buvo asimiliuota slavų. 13 amžiuje vokiečių kryžiuočių ordinas užkariavo ir pavergė Prūsų žemes. Tačiau lietuviai atlaikė agresiją iš rytų ir vakarų ir sukūrė savo didelę galingą valstybę, kuri nuo 13 iki 17-18 amžiaus buvo pagrindinė jėga rytų Europoje. Vilnius Lietuvos sostinė tapo Lietuvos sostinė ir panašiai kaip lietuvių kalba iki šiol išlaikė daug žilos senovės bruožų. Vilnius grundades år 1323 av först Gediminas och ungefär 150 år senare vidgades hela landet ända ner till Svarta havet av först Vytautas den store. Den gamla stadsporten, Gryningsporten från dessa dagar, finns ännu kvar och med Litauens stadsvapen. Med renässansen kom så småningom det tryckta ordet. Doktor Giedrius Sobačius berättar. Tačiau atėjo renesanso metas ir su renesansu atsirado lietuviški raštai, lietuviška knyga. Pirmoji lietuviška knyga buvo spausdinta Karaliaučiuje 1547 metais. Den första boken var Katekesen, sammanställd av Martinas Masvidas. Den innehöll också det första tryckta poemet på litauiska. På 1700-talet utgavs den första litauiska grammatiken av prästen Daniel Klein. Den sätter ännu spår i dagens moderna grammatikor. Strax utanför universitetsområdet i Vilnius tronar statyn av Litauens första författare, skalden Kristians Donelaitis. Doktor Sobačius beskriver hans verk. Tai yra labai didelis, ilgas tekstas ir labai svarbus lietuvių kalbos istorijai. Lietuvių kalba, kuri formavosi XIX amžiui, labai daug ėmė ir mokėsi taip pat iš Donelaičio. Ir mes galim sakyti, kad dalis tradicijos donelaitiškos pateko ir į mūsų šiandieninę kalbą. De rysk-ortodoxa kyrkorna i Litauen vittnar än idag om tidigare rysk ockupation. Under 1800-talet förbjöds det litauiska språket och ingen litteratur fick tryckas. Men litauerna sopade bort problemen på sitt eget sätt och med stort mod. Doktor Sobačius berättar vid boksmugglarens staty i Pantheonparken. Taigi nuo 1863 metų, net 40 metų, tuo metu Lietuvą valdžius rusų valdžia buvo uždraudus spausdinti knygas lotyniškų lietuviškų alfabetu. Tai reiškia, kad rusų valdžia norėjo, kad lietuviškos knygos būtų spausdinamos kirilicos rašmenimis. Ir paradoksas istorijos yra tas, kad per tuos 40 metų iš esmės ir susiformavo dabartinė lietuvių bendrinė kalba. Kodėl toks paradoksas buvo įmanomas? Todėl, kad kaimininiai valstybei Rytų Prūsijoje buvo spausdinamos lietuviškos knygos ir, kaip rusų valdžia sakė, kontrabandos būdu buvo gabenamos per sieną į Lietuvą ir plito visoje Lietuvoje. Žodžiu, buvo labai stiprus kultūrinis pasipriešinimas. Ir tai, ką rusų valdžia vadino kontrabanda, tai buvo kultūros, knygų kontrabanda,
mes vadinam knygnešiais ir mes turim skulptūrą įamžinančią kilnius knygnešių žygius, kovojant su rusų valdžia. Už tai jiem grėsė Sibiras, netgi katorga, mirties bausmė. Det är svårt att blicka in i Litauens framtid. Landet är åter fritt, liksom språket. Baltikum går mot framtiden. Ett steg och en dag i taget.